Sveiki įsijungę trečiąją Europos komisijos naujienų laidą Kas naujo Europoje. Šiandien sužinosite, kas yra metinis pranešimas apie ES padėtį, apie saugesnius žaislus ES, kodėl Baltijos jūros situacija šiandien bloga ir kojamas į Europą, kad ji taptų švaresnė, apie priemonės skirtas kovoti su stichinių nelaimių pasiekmėmis, na ir apie ES teisinę ataskaitą Lietuvai. Kasgi tas SOT-EU? Sotiau? Ne, tai nemetinis pranešimas apie europiečių sotumą. Sotiau tai State of the European Union arba lietuviškai pranešimas apie sąjungos padėtį. Arba dar kitaip, ES naujųjų metų rezoliucijos. Tik rugsėjai. Geras palyginimas. Gal tik vienintelis skirtumas tarp naujųjų metų rezoliucijų ir Sotiau tai, kad rugsėjo rezoliucijos vis dėlto išsipildo. O šiaip, politikos gykams čia tikra vyšnė ant torto. Pranešimo metu ES pirmininkė paskelbė praėjusių metų pagrindinius pasiekimus ir pristato prioritetus ateinantiems. 2022 pranešime Ursula von der Leyen akcentavo vienybę Ukrainos konflikto kontekste, siūlė veiksmus dėl energetikos kainų, skatino Europos žaliąjį kursą bei paskelbė apie Europos vandenilio banko įkūrimą. We should have listened to the voices inside our union, in Poland, in the Baltics, and all across Central and Eastern Europe. They have been telling us for years that Putin would not stop, and they acted accordingly. Per praėjusius metus europiečiai įveikė energetikos krizę, paskatino ekonomiką beprecedentėmis investicijomis ir į savo namus priėmė beveik 6 milijonus pabėgėlių iš Ukrainos. Nuo pat antrojo pasaulinio karo tai daugiausiai savo šalį turėjusių palikti žmonių. Todėl Europa nenustoja imtis veiksmų, kad Rusija būtų patraukta atsakomybėn. Naujienų tikrai bus ir šių metų Sotiau. Norėdami pamatyti pranešimą apie sąjungos padėtį, tiesiogiai prisijungti rugsėjo 13 dieną. Kur ir kaip? Nuoroda apačioje. Nu, dabar, Mariau, prisipažink, esi kada suvalgęs kokį žaislą ar kokį Lego žmogeliuko galvą į nosį įsikišęs ar dar kokią nesąmonę? Tikrai ne. O tai turi gal kokį bent jau mėgstamą žaislą? Tai aišku turiu, kol tėvai neatėmė laidynę, o paskui turėjau tokius motocikliukus, kur žaidžiau tiek, kad dabar net nebenoriu žiūrėti į motociklus. Oho, nu tai dėl laidynės viskas aišku, paprasčiausiai išbarškinot visus savo kaimynų langus, o tai kas atsitiko su motociklais? Čia toks stalo žaidimas, elektroninis su baterijomis. Buvo galima keturiese žaisti ir žaidėm tiek, kad vienas motocikliukas išlėkė, pataikė į bičiulį ir išmušė jam dantį. O, taip ir sakyk, kad niekada nelaimėjai. Nors ES rinkai teikiami žaislai jau dabar yra vieni saugiausių pasaulyje, sukūriami vis naujesni, tad ir komisija pasiūlė naujus reikalavimus žaislams, kurie parduodami Europoje. ES reglamentas uždraudžia žaisluose naudoti cheminės medžiagas veikiančias endokrininę sistemą, kvėpavimo sistemą arba toksiškas konkrečiam organui. Visi žaislai turės turėti skaitmeninį pasą, kurį pardavėjams reikės parodyti prieš įvežant naują žaislą į Europą. Komisija rekomenduoja pirkti žaislus tik iš patikimų parduotuvių, tiek gyvai, tiek internetu, skirti laiko perskaityti ir laikytis visų įspėjimų, etikečių ir instrukcijų, rinkti žaislus atitinkančius jūsų vaiko amžių ir galimybes, bei žaislus su mažomis nuimamomis dalimis laikyti kuo toliau nuo vaikų iki 3 metų. Papildydami savo žaislinių motociklų ar kitą kolekciją, atkreipkite dėmesį į raides CE, kurios yra prancūziško termino Conformité Européenne trumpinys. Lietuviškai tai reiškia Europos atitikties ženklas. Pirkdami produktą su CE ženklu galėsite būti tikri, kad jis atitinka visus aukščiausius sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Baltijos jūra yra įsikūrusi tarp vešlių žalių miškų ir kvapą gniaužiančių smėlio paplūdimių, tačiau išlieka labiausiai užteršta jūra Europoje, kurią supa daugiau nei 85 milijonai gyventojų. Baltijos jūros ekosistema yra itin trapi. Ji turi lėtą vandens cirkuliaciją, ribotą ryšį su vandenynu ir yra gan sekli. Negana to, 97% jūros yra paveikta eutrofikacijos, kai vanduo persipildo maistinėmis medžiagomis, dėl ko mažėja deguonies lygis. Mažiau deguonies reiškia mažiau žuvų ir mažiau gyvybės jūroje, dėl to iš jūros galim gauti mažiau gėrybių, o žvejus apima liūdesėlis. Negana to, šiuo metu jūros dugne vis dar guli apie 300 000 tonų nesprogusios amunicijos iš pasaulinių karų.
Tuo pačiu klimato kaita tikrai nepagerina reikalų. Potviniai ir audros jau spėjo pagadinti vasarotojų nuotaikas ir nuniokoti Lietuvos pakrantę, o Liepa buvo karščiausias užregistruotas mėnuo per visą žmonijos istoriją. Viso pasaulio vidutinė temperatūra pasiekė beveik 17 laipsnių Celsijaus. Europos komisijos narys atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę Virginijus Sinkevičius rugsėjį suburs 8 aplink Baltiją esančių ES šalių ministrus į antrąją AO Baltic konferenciją, kur ieškosime tinkamiausių sprendimų, kaip išgelbėti Baltijos jūrą. Iš tiesų, tik bendromis jėgomis galime pasiekti geresnės ateities mūsų Baltijai. Juk visiems svarbu, kad ateityje ir hiparikai galėtų smagintis švaresnėje Nidutėje. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame nelaimės mums neištraukia kilimo iš po kojų. Toks yra ES civilinės saugos mechanizmo tikslas – prevencijos ir gelbėjimo komanda, kuri budi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Nuo laukinių gaisrų iki virusinių piktadarių tai superherojų komanda, kuri teikia būtiniausią pagalbą sunkiausiuose momentuose. Šalis, kurias ištinka didelio masto nelaimės, dažnai nebegali susidoroti su jas užgriuvusiais sunkumais vienos. Tokiais atvejais jos prašo pagalbos iš ES. Rugpjūtį šis mechanizmas padėjo Slovenijai ir Kiprui kovoti su potviniais, o nuo Liepos 18 gesinti Graikijos miškų atvyko 9 gaisrų gesinimo lėktuvai, 117 gaisrinių mašinų ir virš 500 ugniagesių. Reaguodama į Rusijos karinę agresiją, ES koordinuoja iki šiol didžiausią civilinės saugos mechanizmo operaciją. Ukrainai teikiamos medicinos atsargos, elektros generatoriai, apsauginiai drabužiai, gaisrų gesinimo įrenginiai, maistas ir vandens siurbliai. Taip pat ši priemonė padėjo Lietuvai evakuojant pabėgėlius iš Ukrainos. O per 2 pandemijos metus dėl ekstremaliosios sveikatos situacijos ši priemonė buvo aktyvuota 260 kartų. Tai didžiausias aktyvavimo atvejų skaičius mechanizmo istorijoje. Šis mechanizmas tikrai prisideda prie mūsų vieningumo, nes, kaip sakoma, draugą nelaimiai pažinsi. Laidą užbaigsime įvertindami ES ir Lietuvos teisėsaugą. Europos komisija paskelbė 4-ąją metinę teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą kiekvienai nariai. Ši ataskaita iš esmės susideda iš 2 dalių. Viena dalis apima bendrai ES, o kita 27 valstybės narės ir pokyčius jų teisinėse sistemose nuo 2022 metų. Tai kaip čia buvo vertinama? Vertinama buvo pagal 4 sritis: nacionalinės teisingumo sistemos, kova su korupcija, žiniasklaidos pluralizmas ir kiti instituciniai klausimai susijęs su valdžios padalyjimu tarp valstybės institucijų. O Lietuva kaip atrodo šioje ataskaitoje? Anksčiau Lietuvoje niekaip nepavyko užpildyti aukščiausiųjų teismų, tad prieš metus Europos komisija Lietuvai rekomendavo užpildyti spragas. Lietuva ėmėsi darbų ir dabar teismai yra pilnoje sudėtyje, o po kelių metų turime ir aukščiausiojo teismo pirmininkę. Tai dabar jau teisingumas triumfuos? Iki triumfo akordų dar reikia pasistengti. Reikia investicijų, nes be investicijų į teisėtvarką teisingumas tampa pigus. O pigus teisingumas sunkiai gali būti kokybiškas. Pameni patarlę apie skupų, kuris moka 2 kartus? Pamenu. Ir pačiam teko šį posakį praktikoje išbandyti. Šitas posakis ir yra apie nekokybišką teisingumo sistemą. Kokybė priklauso nuo dirbančių žmonių, o tam svarbus geras viešą interesą atstovaujančių teisininkų atlyginimas, kuris Lietuvoje jau ilgą laiką buvo sąstingyje. 15 metų, nuo pat 2008. Pauliau, ar tavo atlyginimas nuo 2008 metų padidėjo? Nesąžiningas klausimas, bet taip padidėjo. Teisėjų šiemet pagaliau taip pat padidėjo, tačiau kitų teismų darbuotojų, prokuroro atlyginimai, Seimo kontrolierių įstaigos finansavimas vis dar mažas. Tad ką nuveikti šioje srityje tikrai yra. Patys ataskaitą galite perskaityti paspaudę nuorodą esančią apačioje vaizdo įrašo aprašyme. Na tai tiek, mielieji. Neliūdėkite, kad vasara baigėsi, mes su Marium tikrai dar niekur nedingsim. Tikiuosi, kad išgirdote jums naudingos informacijos, nepamirškite sekti mūsų socialinių tinklų, juose galėsite pirmiai išgirsti, kasgi naujo Europoje. Ačiū, kad žiūrėjot. Mariau, tarp kitko, girdėjai, išėjo naujo tipo laidynė, dedasi toks rėmas čia dėl geresnio paėmimo. Geras, su konformite Europoje? Jo, man atrodo, kad jo, važiuoju, matai. Geras, reikės nusipirkti į kolekciją. Dėkui.